Jeigu paklaustume gatvėje sutiktų žmonių, ar jie nešioja akinius nuo saulės, beveik kiekvienas atsakytų, kad taip. O jeigu paklaustume, ar saugote savo klausą? Klausos apsaugos tai yra prevencinės priemonės skirtos apsaugoti klausą nuo žalingo triukšmo poveikio. Įsivaizduokime, kad jūsų ausis tarsi durys į klausą. Triukšmas gali tas duris išlaužti, o klausos apsaugos lyg amortizuojančios pagalvėlės, kurios slopina triukšmą iki saugaus lygio. Klausos apsaugas iš tikrųjų yra rekomenduotina naudoti žmonėms, kurie dirba triukšmingoje aplinkoje, pavyzdžiui, gamykloje, statybų aikštelėje, taip pat muzikantams, motociklininkams arba netgi tiems, kurie nori pailsėti, gerai išsimiegoti triukšmingoje aplinkoje. Tai iš tikrųjų labai lengva įsidėti, svarbu tai daryti tinkamai, kad būtų uždarytas pilnai ausies kanalas ir štai viskas, galiu su jom būti, kad ir visą dieną. Klausos apsaugos yra naudingos ir keliautojams. Vienas iš pavyzdžių - keliaujam lėktuvu, girdimas didelis ir stiprus garsas, įsidedam tinkamai apsaugas ir turime ramų poilsį, net ir keliaujant. Taip pat jeigu važiuojate, skrendate keliauti kažkur į viešbutį, prie baseino, tarkim, kaip žinia, tikrai yra ir žmonių, kurie garsiau bendrauja, vaikai, kurie triukšmauja, o jūs norite tiesiog paskaityti ramiai knygą. Tai ir vėl įsidedam apsaugas ir galim mėgautis ramiu poilsiu. Klausos apsaugų būna kelių tipų. Štai įprastos klausos apsaugos, dažnai pagamintos iš putplasčio, yra standartinio dydžio, todėl jos dažnai prastai priglunda prie ausies kanalo, krenta ir jas lengviau pamesti. Kiti patogesni variantai - tai universalios klausos apsaugos su filtrais ir individualiai 3D laboratorijoje gaminamos klausos apsaugos. Universalios klausos apsaugos su filtrais, jos puikus sprendimas tarp garso slopinimo ir natūralaus garso balanso. Pavyzdžiui, galėčiau išskirti muzikantą, jeigu jisai įsideda tas apsaugas, yra slopinamas pavojingas triukšmas, bet yra suteikiama galimybė girdėti muzikos instrumentą. Tiesa, nešiojant ilgesnį laiką, universalios klausos apsaugos nėra tokios patogios kaip individualiai 3D laboratorijoje gaminamos klausos apsaugos. Jos priglunda pagal ausies landą žymiai kokybiškiau ir taip yra užtikrinamas maksimalus komfortas. Ši apsauga pilnai užpildo ausies kriauklę. Čia yra rankenėlė. Labai svarbu, kad šitoj daly į kanalą įeitų apsauga pilnai ir taip pat užlystų ir tenai. Su jom galima ir miegot, ir maudytis, apsaugo ir nuo triukšmo, ir nuo vandens. Su klausos apsaugom maudytis galima, ypatingai jeigu yra kažkoks tai uždegimas ausies, netgi patartina naudoti klausos apsaugas einant į baseiną, pirtį ar maudantis jūroje. Tarp kitko gali būti ir gaminamos iš plūduriuojančios medžiagos, jeigu tai reikia naudoti baseine, kad nepamestų ir nepaskestų tos apsaugos. Apsaugos gali būti ir su filtrais, kurie parenkami individualiai pagal kiekvieno poreikius. Netgi galima turėti ir 2 ar 3 filtrus skirtingus ir taip keistis priklausomai nuo jūsų aplinkos. Ar jūs keliausite, ar jūs eisite į koncertą, ar jūs tiesiog norėsite savo klausą saugoti esant dideliam triukšmui, pavyzdžiui, pjaunant žolę vasaros metu. Tai yra individualios klausos apsaugos pagamintos pagal mano ausies antspaudą. Viduje yra baltas filtras, kuris parenkamas individualiai pagal kiekvieno poreikius ir taip pat yra rankenėlė, kad galima būtų patogiau tą apsaugą ištraukti. Kalbant apie tas pačias keliones, tai jeigu mes skrendam ne vieni, o su mum artimu žmogumi ir norim girdėti, ką jisai sako, bet tuo pačiu ir saugoti klausą nuo triukšmo poveikio, tai yra puikus variantas, kad būtų girdima ir kalba. Tokias klausos apsaugas galima nešioti kiekvieną dieną, kadangi yra gaminamos 3D laboratorijoje pagal žmogaus anatominę ausies formą, jos puikiai laikosi ir nekrenta iš ausies, kad ir ką beveiktumėte.